Look at the temperature. Temperature is +7, nice. Nice, very, very cold. Why the fuck is so fucking cold, man? I think because it's a spring. It's like an abandoned piece of shit castle. Oh my god. Snowing in Christmas. Tikiuosi nusifilmuos tas upės sniegas. Yeah! Look, it's Takeshi Pilis. No, it's not Takeshi Pilis, it's Trakai Castle. Trakai Castle. No? Šaliką turiu. Šaliką turi? Nežinau. Aš tai šalta? Tai ne. Tai gal Pilis šilčiau bus? Nori važiuoti mane su zuikės nukiu? Su šune, blėt. Su akiniais gal dar nori? Jau beveik. O. Nu, gal atostogų norit pasiimti kas nors? Saulė šviečia, sniegas nuėsai, nu, kas čia daro? Tai einam deginti? Bet patkas palikau. Balandžio galas, gegužės pradžia ir štai mūsų pavasaris. Ai, kokį festivalį Ieva rado gerą. Ieva, kokį ten festivalį radai, kur man labai patiko su palapinėm ten? Gyvensi šitą, žinau. Pizdėts, ant granatose, tipo tavo privati palapinė tokia indieniška. Su lovom, karočią, nuo vadų, nuo visko ten, karočią. Staliukas, mobiliakui net pasidėjo. Elektra, tūlikas, dušas, viskas. Kaip žmogus. Trikė, o kodėl tu dabar čia dėl kainų pergyveni? Tam nepardavinėja. Nu, bet gal geriau taip negu nieko. Negu bomžas. Kiek galima kaip bomžą važiuot kaip studentam, užpiso jau. Atvažiuoji ir po to, oi, blėt, pavogs iš mano piniginės 2 eurus, blėt. Einu nešiosios kartu su savim. Ir pameti, blėt, po to tas 2 eurus pats. Nori mane įdarbintingai, vai tinkultą. Aha, tinku. Bet kaip lengva visus įdarbinti, atrodo jai. Jo, ir pratinkuosi. Kaip zaibės atostogos? Į mokyklą grįžti. Tomai, tai kaip atostogos? O huienos, karočią. Tinkavau, bliapa, kaip zaibės. Naujas specialytai galvo. Aš IT, blėt, statybininkas. Jo, IT statybininkas. Inga, nieks tau nestatys namą, nebijok. Jeigu nori, kad statytų, tai 5 eurų valandą ir net aš atvažiuosiu gal. Ne, babkių neturi, sakė. Babkių neturi? Jo, sakė. Tai kartonas Inga hujau įgyvena, ar kaip šitą. Nereiks Inga kartoną, bent tualetinė vis tiek visiems reiks. Jau sušilot viskas, jau gerai? Visi. Panašu iPhone. O, žiūrėk, Triki, tavo melodija kokia? Default, shit. Nežinomas numeris. Nu, bet ne, pažinkinti draugų. Ale. Eisim tai, vyrai vienai pusėje, moteris kitoj. Va, tvarkingai, va taip, kaip normalūs žmonės. Kaip viduramžiais. Po vidurum. Как педик поехал? Как ты сказал? Как педик поехал? Naujas bridžas. Naujas visiškai. Žiūrėk, kokie lemputės. Žiūrėk, lemputės sudėtos. Žinai, kada žmogus atsigauni, kada darbą pakeitė. Iškart geriau gyvent pradedi. Nu kokia graži pilis mūsų. What a beautiful place, oh man. Kameras? Čistai. Kas per kameras? Tai čia, kad nemyštų tik tai čia. Pamės labai didelė pilis iš tikrųjų. Kaip? Čia bandė kažkas tikriausiai nemokamai patekti pilį, kad nereiktų mokėti. O ką čia tipo taip gražu, kad čia visi taip eina ir mes tipo? Čia? Eim pažiūrėti.
Liena. Aha, Lienačka, nормально. Toks labai jaunatviškas tavo mamos vardas. Toks jaunuolė tokia. Liena. Tokia ir Lenkė biški, blėt. Liena, na. Liena rusiškas? Ai, rusiškas čia? Ai, tai visgi aš kažkokią kitą Lenkę pažinau. Supratau. Božena visokie antrojo lenkščiai. Va, gal būtų bus. Katažina. Katažina, tai ką jie žino? Ką jinai žino, ta Katažina? Katažina Bibi žino, ble. Ponai žiūrovai, ar sutinkate, kad mes eitume į vidų ar ne? Jei sutinkite, dėkit like. Tada įeisime į vidų. Žvaigždė Renatas jaučiasi. Jei dėsite daug laiko, gal ir jie pateks. Gal. Ir jisai gal pateks. Ai. Gal ir ją paimsiu. What's the price, Ieva? What's the price? Ieva, what's the price? Ieva. What's the price, nigga? Jei nematėt niekada, kaip plaukiat batų dėžė, tai pasižiūrėkite. Čystai. Bet rimtai. O, vat kaip Trakuose būna, takeliai baigėsi. Eini, baigės. Čia kai būna, kaip biudžetą apkarpo Lietuvoje, tai tik tai bortelius sudeda, o palieka be plytelių. Ne, padarė, čia kitaip padarė, sudėjo apvadus, o plytelės savo kiemė susidėjo. Šiuolaikinė valdžia. Štai, pasižiūrėkit. Labai gerai. Laivas namas. Laivas/namas. Tik Lietuvoje tokių galima rasti. Laivas namas vadinasi. Laivas upės. O, žiūrėk, vačiu fainas. Toks slim shit, nega. Koks krūtas laivas namas. Čia kai šito Nojaus laivas toks buvo, va, taip ir atrodė. Nojaus arka. Tai nesaugo, Grif saga, aš tuo metu nebuvo dar. Gali užlipti, jeigu nori. Tai nesaugo apsauga tais laikais Nojaus laivo, bet dabar saugo. Ten Grifai AG, tai kažkoks, nežinau, gal agrokultūra, agronomas. Ne, AG tai nežinau, ką reiškia, bet Grifai tai ten tas paukštis jau. O kur mes buvome? Kibinų. Senoji kibininė, va, matai, va, o. Senoji kibininė dar ten užrašas, tai labai populiari vieta, tikriausiai, jeigu tie du užrašai ant vienos vietos. Nu, tai populiariausia. Nu. Kokia skaniausia buvo kibina, ne kartą. Su vištiena buvo, su kiauliena skanus. Ir su sūriu, man atrodo, buvo geras. Su sūriu, su kiauliena. Karčia, mes, vat, ponai žiūrovai, bet paragausime kibinų ir jūs jums duosim, pasakysim, kurie skaniausia. Pasakys ir Tomas kokį mėgsta, ir Ieva kokį mėgsta. Net Trikis pasakys kokį mėgsta. Ką? Kas kaip? Trikis tai labiausiai mėgsta tą iš jaučio. Bybio? Jo. Bybės karos? Skaniausias jam ir jaučio bybio. Čia ką? O, kas ten toks pasakoja, nekaltas avelės valgė? Vilkas, ne vilkas? Nes taip tik tai nekaltas, kaltų nevalgydavo. Tai čia Trikis tikriausiai.